Sveiki. Vėlgi noriu Jūs informuoti ir supažindinti su savo veikla Europos parlamente, taip pat galbūt pranešti tas naujienas, kurios Jums yra naudingos ir įdomios žinoti Jūsų kasdienėje veikloje. Pradėkime nuo to, kad šią savaitę apsilankęs Valdis Dombrovskis, komisaras atsakingas už makrofinansinį valdymą, informavo Europos parlamentą apie parengtą naują Ukrainos paskolų koordinavimo mechanizmą. Taip vadinasi naujai sukurtas arba dar vis kūriamas, nes jo patvirtinimo dar nėra pasakyta taip ir Europos parlamente, kad įgyvendinti tą G7 sprendimą, suteikti Ukrainai 50 milijardų dolerių paskolą. Kaip jinai bus tvarkoma arba kaip šitas mechanizmas apskritai veiks? Jis bus finansuojamas kiekvienais metais iš tų įšaldytų Rusijai priklausančių aktyvų prieaugio, kitaip sakant, palūkanų. Na, matyti jos gali sudaryti, sakykime taip jau, nuo 2 iki 4 milijardų per metus. Rimtas dalykas, ar ne? Paskolos trukmė beje 45 metai. Ir suteikdami tokią garantiją, mes, tiksliau sakant, vakarai, G7 valstybės, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada, ir Japonija, mes duodame galimybę iš tikrųjų skolintojams, garantuodami, suteikti Ukrainai paskolas ir mes apmokėsime tas paskolas būtent iš Rusijos įšaldytų aktyvų. Pabrėšiu, vakarai neturi sprendimo arba nėra pasirengę apskritai nacionalizuoti Rusijai priklausantį turtą, bet štai palūkanos gali būti naudojamos būtent šiam tikslui. Pasakysiu taip, finansiškai koks skirtumas. Aišku, geriau būtų nacionalizuoti, nes ten yra arti 300 milijardų. Puikiai mes galėtumėm suteikti ne tik tai makrofinansinę, bet ir karinę paramą būtent iš šitų lėšų, bet geriau jau toks sprendimas negu jokio. Žinoma, pagrindinės sritis, kurios bus finansuojamos, tai yra ir energetika, ir ta kertinė infrastruktūra, kuri dabar kenčia nuo Rusijos atakų ir apskritai išgyvena ne pačius geriausius laikus. Aš labai tikiuosi, kad mes per spalį lapkritį priimsim šį sprendimą, nes per 25 metus, štai ateinančius metus, turime suteikti Ukrainai galingą paskolą. Beje, ES pasakė, kad finansuos ne mažiau, o galbūt ir daugiau 35 milijardų eurų. Mes finansiškai tą galime padaryti. Tai Austrijoje nugalėjo kraštutiniai dešinieji. Prieš tai girdėjome apie rinkimų rezultatus ir Prancūzijoje, ir Nyderlanduose, Vokietijos kai kuriuose žemėse ir panašiai. Kokį signalą tai atneša Europai? Vienprasmiai viena, kad migracijos reikalai arba tie migracijos sprendimai, kurie atrodytų buvo jau sutarti ir visos valstybės narės, nors ir nelengvai, bet rado sprendimą, gali būti peržiūrimos. Ir štai jau spalio mėnesį, spalio viduryje įvyks Europos vadovų viršūnių susitikimas. Pasak daugelio šaltinių bus bandoma šiek tiek koreguoti, reaguojant į rinkimų rezultatus. Kokie bus pokyčiai, pamatysime. Galbūt bus daugiau realizmo migracijos politikoje, galbūt bus nauji pasiūlymai priimti, bet nereaguoti matyti negalima. Pati Europa duoda, arba europiečiai duoda signalą, kad reikalingi sprendimai šitoje srityje. Šią savaitę Europos parlamente įkurtoje Ukrainos draugų grupėje su jos nariais mes susitikome su buvusiu Ukrainos prezidentu Petro Porošenka. Įdomus pokalbis. Jis pasakė keletą, mano manimu, labai svarbių dalykų. Pirmas tai, kad vakarai yra daug stipresni negu Rusija, bet vakaruose dar ne visi tą žino ir nenori pripažinti. Mes turime ir ekonomiką stipresnės, ir ginkluotasias pajėgas, ir galimybę suteikti taip reikalingą paramą Ukrainai. Jis taip pat pakartojo, kad geriausias taikos planas tai yra be jokių kompromisų, šnekant apie Ukrainos suverenitetą, teritorinį integralumą ir jos saugumo garantijas ateičiai. Buvo labai geras susitikimas, iš tiesų dalyvavo daug narių ir aš matau gerą mūsų veiklos pradžią tam, kad mes galėtumėm dar labiau mobilizuoti ir suteikti Ukrainai to, ko jai ir reikia. Savaitgalis, kaip visada, bus labai, matyt, aktyvus ir rinkimų prasme. Nepamirškite, 14 numeris, tai Liberalų sąjūdis visada yra rimtas kandidatas, kurį jūs turite paremti. Yra labai daug rimtų narių sąraše. Kviečiu jūs pasidomėti, pasigilinti
ir ruoštis padaryti sprendimą jau spalio 13 dieną. Kągi, šį kartą tiek. Iki.